tvirtovė, tvarte. Ji įėjo, išsivedė Eržilą laukan, užsisėdo ir jojo, o Eržilas vis aukštyn keliasi. Nori jojiką numesti ir užmušti, bet ji duoda su ta lazda vis į galvą, neleidžia pakilti. Kai sušilo Eržilas, pradėjo putoti. Parjojo ji namo, į tvartą pastatė ir eina savo. O Eržilas vėl atsivertęs į kaulinį senį, bet jinais priešais. Jo duktė vaikino drabužiais apsirengusi paklausė: o ką uošvi, ar gerai išmankštinau Eržilą? Gerai, gerai, žentė, atsakė kaulinis senis. Nereikia nežiūrėti, žinau, kad gerai. Po kiek laiko kaulinis senis sako vaikinui: žentė, išsirink savo mergaitę iš mano dukterų, kurią nori. Tas pasakė išsirinkęs jauniausią jo dukterį. Dabar sako kaulinis senis: aš jas visas paversiu kuosomis ir sušauksiu pro langą. Jei atminsi, kuri tavo mergaitė, tai bus tavo,